kaip užvesti? Čia mechanis, čia mechankė. O tai kaip ved? Kur varėdu? Ką išeit? Kaip išeit? Užrakinti, aš negaliu išeit! Neatsidaro duris, negaliu išeit! Ką man daryt? Parangalit, langulės daugiau būtų daryt! Gerai! Ir palaidysit ir motiną ir aš čia dar sėdės nagui. Ar jūsų neužkniso šitas naujas mašinas? Jis nieks neveikia. Ant vairo 50 mygtukų, ant bliutuvo negaliu 50 devaisų. Babinos kažkokios huienas prikištas šlamštų. Dabar račnyko net neina patraukti normaliai, ant pedalų pridėtam visų šūdų. Turiu išeitį. Auto debilas. Šis dirbtinis intelektas viską žino apie jūsų pomėgius, greitai prisitaiko prie jūsų įpročių ir greičiau priima sprendimus už jūs. Susipažinkite, auto debilas. Naudojimas paprastas. Pasakai, kur nori nuvykti ir važiuojam. Pavyzdžiui, debilė, važiuojam į degalinę. Pašol, nahui. Ką tas čia? Čigonas asilo, traukis iš kelio, kelk snukį iš telepo ir pyzink nuo kelio. Yra net smart antivagių funkcija. Tau pizda. Ai, atėčia. Siukas. Nu? Paskutinį vakarėlį. Oi, lopas. Jis ne tik patars, bet ir išklausys. Ir jinai man sako, o tu vėl prišikai katino dėžutę, o aš ant tiek prirūkęs buvau, nieką neatsimenu. Ir pasakiau, kad ne. Bet tai greičiausiai, kad jo. Tai kokią padažą norėsi? Ai, o kokių turite? Dabar ne tik jūs, bet ir visi kiti žinos, kokie jie debilai. Tavo žmona pisa tavo bosą. Ką? Užsisakykite jau dabar, tik 99 eurai per mėnesį. Aliu. Rūt. Mano mašina sakė, kad mano mašinui pasai su mateliu.